Gyvos pasakas. Sveiki, sveikučiai, vaikai ir jų tėveliai. Su jumis Gyvos pasakos ir mama Ežienė. Pasaka, kurią šiandien paskaitysiu, yra lietuvių liaudies pasaka, kuri pavadinimu Kiškio lūpos. Vieną kartą užvijo šunys kiškį. Pagausim, piktai lojo jie, lipdami kiškelių ant kulnų. Ilgaausis, saugodamas savo kailiuką, dūmė kiek tik kojos neša. Vargais, negalais, kiškeliui pavyko atitrūkti nuo savo persekiotojų ir pasislėpti miško tankumyne. Krito nuvargęs po medžių kiškelis, auseles suglaudė, galvojo, nunars šiek tiek atsikvėps ir pailsės. Tik staiga, vėjas tik tai papūtė, lept lapas jam ant uodegėlės ir užkrito. Išsigando kiškis, kad šoks ir vėl bėgti ir vėl skuosti, nė neatsigręždamas. Dūmė kiškelis, kaip tik tai įmanydamas. Ir taip jam graudu pasidarė, taip savęs pagailo, kad nejučiomis ėmė verkti. Bėga, ašarėlės tik tai kapt, pupt, kaip pupos, į žemę krenta. Taip bėgdamas susitinka ežį. Šis ir klausia, ko verki, kiškeli? Ko graudžias ašarėlės rieda? Ar kas atsitiko? Kur aš neverksiu? Kur neraudosiu, sako kiškis. Jei visų turiu bijoti. Ir vilkas, ir lapė, ir šunis mane vaiko. Medžių lapai ir tie mane gąsdina. O aš nė vieno negaliu pagąsdinti. Niekas manęs nebijo. Negali būti. Gali ir tu ką nors išgąsdinti, sako ežys. Visuomet galima už save bailesnį rasti. Eime, aš tau parodysiu. Žiūrėk, kasdien čia ateina avių kaimenė. Atsitūpk už krūmo ir lauk. Kai tik jos prieis prie vandens atsigerti, šok iš krūmo. Matysi, kas bus. Kiškis taip ir padarė. Atsitūpė, auseles suglaudė, uodegėlę pabruko ir laukė. Neilgai trukus, kaip ežys ir sakė, atėjo būrys avių. Vos tik jos prisiartino prie vandens, kiškis ežio pamokytas staiga, kad šoks iš krūmo. Išsigandusios avys, kad puls bliaudamos į visas šalis, net dulkės pradėjo rūkti. Ir pratrūko kiškelis juoktis. Taip linksma jam buvo sužinoti, kad yra už jį bailesnių. Juokėsi ilgausis, juokėsi, kol lūpa ėmė ir plyšo. Nuo to laiko vaikšto kiškis su plyšusia lūpa, bet džiaugiasi, kad ne jis pasaulyje pats bailiausias. Tiek pasakų šį kartą. Ačiū visiems buvusiems kartu. Jeigu jums patinka mūsų kuriami įvaizdžiai, jeigu patinka skaitomos pasakos, pamėkite mūsų profilį socialiniuose tinkluose ir be jokios abejonės prenumeruokite kanalą Gyvos pasakos YouTube platformoje. Ačiū ir iki kitų pasakų. Gyvos pasakas.